Tai mūsų jau prieš paskutinis teminis seminaras ir gana tokia tema ne apie veidą, o apie galvos mezoterapiją, plaukų slinkimo problemą. Iš dalies galima taikyti galvos mezoterapiją, tuo pačiu ir veikia, jeigu tvarkom galvos plaukų slinkimo problemą, tuo pačiu sprendžiam ir galvos odos problemas, nes patys terapiniai kokteiliai galvos, jie ir įsiveda į galvos odą, tai iš tiesų ir poveikį duoda galvos odai, kas yra veiksminga iš tikrųjų su seborėjiniu dermatitu, su pleiskanojimu odos, tikrai veikia puikiai ir galvos mezoterapija, galima ir tikslingai tuo tikslu daryti, beje net ir iš tiesų ir rūgštiniai pylingai čia padėtų kitą kartą, bet šiandienos tema aišku labiau orientuota į plaukų slinkimo problemas. Ir komunikuojant su klientais, jeigu net ir pačios galbūt nedarysit procedūrų, bet dažnai klausia, o tai kaip čia su tais plaukais, kaip galima pasigelbėti, ar kažkur nukreipti, ar kokias procedūras daryti, ar priemonės naudoti. Tai yra truputėlį tokių niuansų, reikia žinių apie plauko augimo fazes, čia labiausiai ko gero, nes jos yra tikrai uždelstos ir ilgos ir gali klientui sunku būti suprasti, kad kaip ir šiuo momentu man viskas gerai, o plaukų slinkimas, iškritimas, ką supranta slinkimu, jis atsilieka gerokai, tai yra pusę metų gali praeiti. Tai aptarsim tiesiog iš fiziologinės pusės, kaip tai yra ir tas augimo fazes pasiaiškinsim, skirtumus moterų vyrų slinkimo, aišku, vyram daugiau androgeninė alopecija, bet moterims taip pat tai yra, bet moterų galbūt dažniau kiti dalykai. Tiek ir cheminės medžiagos naudojamos, nualina plaukus, gimdymai. Daugiau, sakykime, tokių yra sezoniškumas, tokie dalykai ir moteris, aišku, nori turėti gražius plaukus, nes viena iš plaukų funkcija yra estetinė, labiausiai ko gero estetinė. Tai moteris labiau gal rūpinasi plaukais, nes čia dar yra toks niuansas, sakau, jį plaukai puošia moterį. Aptarsim tokius dalykus, o iš praktinės pusės tai aš norėsiu parodyti procedūrą, kaip atlikti skirtingais metodais. Manau, čia buvo ir praeitam seminare, tai specialiai paėmiau, kas klausė, kalbėjom apie plaukų jau procedūras, tai ar čia mezopeną įsigyti dėl to, ar ne, tai yra toks easy mezo buteliukas ir aš jo parodysiu, kaip daryti, tarp kitko visai geras dalykas, aš esu irgi pardavusi vienos čia tiesiog kosmetologės, kai jie atsirado prieš keletą metų, geras yra visai dalykas ir antakiams, tom lokaliai zonom, nes androgenų įtakoje, iš tikrųjų, jeigu jau yra alopecija ant galvos plaukams, tai tiek turi poveikį ir kitam plaukuotumui. Tai ir antakių, ir blakstienos prastėja, jų kokybė, keičiasi visi plaukai, jų augimai. Tai visiškai tikrai yra paprastas dalykas ir saugus klientui namuose panaudoti, norint ir pasistiprinti antakius. Aš esu sau dariusi ir tikrai poveikis yra ir naudojamas iš tikrųjų yra tas pats kokteilis, kas galvos mezoterapijai. Tai tokių yra dar ir įdomesnių dalykų ir pritaikymų, o šiaip procedūroms tai kabinete nerekomenduočiau tokio easy mezo, tai yra vis dėlto labiau namų naudojimo dalykas, tai aš truputį gal jį po to paaiškinsiu, ar juo darant. Norėsiu praktiniai dalykai padaryti su mezopenu, nes kosmetologas gali daryti procedūras mezopenu, jeigu ten iš higienos pusės susitvarkę, galite pažeisti odą, tai kaip ir veidui, taip ir galvos mezoterapiją, galim pasirinkti vieną iš prietaisų, tai mikroadatinė terapija ir čia ta tokia išsisprendžia legalumo klausimas, galite įsivesti procedūras galvos mezoterapiją mezopenu. Ir aišku, buvo praeitam seminare biorevitalizacijos klausimų ir aš sakiau, kad yra žymiai prieinamiau, paprasčiau yra daryti švirkštu.
Tai parodysiu ir su adatėlėmis mezoterapinėmis galvos procedūrą. Tai galėsit ir pabandyti tie, kas liks žmonės. Aš galvojau, gal kitaip stalus pastatyti, bet iš tikrųjų po viso jau seminaro teorinės ir parodomosios dalies, kas norės praktiškai pasibandyti, tai galėsim, paėmiau specialiai daugiau švirkštukų, medžiagų, adatėlių, galėsit pasibandyti galvos mezoterapiją, pasidaryti vieną ant kitos, tiesiog patį judesį pažiūrėti ir kaip. Darysit, nedarysit, nežinau, sakau, yra tokie niuansai, pačios injekcijos, ar jos legalios, tai kosmetologui ne, kad ir paviršinės. Tai nors vis dėlto tai yra paviršinė, nu žodžiu, tokių yra niuansų. Tai taip, nes galvai iš tikrųjų darom mezoterapiją ir švirkštukų technika napažas, tai yra negiliai, bet to ir galvos oda, viskas, oda ir kaulas, nėra čia gylio, mezopenų taip pat giliai nepadarysite, yra maždaug apie 0,5, galima daryti 1 milimetrą, bet daugiau kraujuoja, čia gylio ir nereikia, pati medžiaga rezorbuojasi, mums svarbu pažeisti epidermio barjerą. Kalbant apie darbą švirkštu, tai irgi papulės kietoj galvos odoj neišsipučia, nesusileidžia taip, kaip mes norėtume, yra tada skausminga, tikrai pakankamai skausminga ir tokių yra ir atsiliepimų iš žmonių, kad galvos mezoterapija labai skausminga. Napažo technika išgelbsti nuo skausmo, yra žymiai paprasčiau padaryti ir rezultatai tikrai yra puikus. Praeinam visą galvą pakankamai greitai. Procedūra neužtrunka, nėra ir skausminga, ir savikaina yra geresnė, nes kartridžų nenaudojat, o procedūrų vis dėlto kurso čia reikia. Tai šitoj vietoje mes galim klientui pasiūlyti procedūrų kursą atliekant švirkštų už prieinamesnę kainą. Tai galimybės atlikti procedūrai yra arba mikrodatinė, arba švirkštu. Be datinę ar taikyti? Toks variantas irgi gali būti ir aparatais, kiek žinau, ir Darsonvalio aparatus jungia, kad dar pastimuliuotų, ar šukos dedasi ten būtent tokios specialios prie Darsonvalio. Tai galima visokių dar alternatyvų pasigalvoti, pasistimuliuoti, kraujotaką, paaktyvinti, bet kalbant apie medžiagų įvedimą, tai mums geriau vis dėlto tai, kas praeitų epidermio barjerą ir prasiskverbtų šiek tiek giliau į odą. Tai tada lieka mikrodatinė ir švirkštukų mezoterapiniam adatėlėm. Tai plaukų slinkimas, neįsidėjau šitą. Taip, veiksne. Tai apie pačius plaukus, matot, labai gražų plauką, gražią struktūrą, padidintą per mikroskopą. Įdėjau, kaip tokie pagaliukai mūsų plaukai atrodo gražiai. Tai svarbu iš tikrųjų žmogui turėti sveikus plaukus. Nuo to yra, pirmiausia, kaip sakėm, tai yra estetika. Tai puošia žmogų. Vyrai taip pat rūpinasi. Prasideda plikimas, linkimas, nuleidžia rankas, ir iš kartos, nes tai yra genetika, tai mažiau gal kreipia dėmesio. Moterims yra labai svarbu ta estetika, bet yra plaukai ne tik tai apie estetiką, tai yra ir organizmo apsauga pirmiausiai. Tai visi plaukai turi apsauginę funkciją, visas kūnas padengtas plaukais, juos sunkiau pas vienus atrasti, pas kitus yra storesni, ryškesni, daugiau pigmento, melanino turi, bet plaukai ant kūno, tiek ir ant galvos daro apsauginę funkciją. Galvai tai yra išorės faktoriai, ir UV spinduliuotė, ir terminis poveikis. Tai yra fizinis barjeras ir apsauga. Įdomus toks dar dalykas, kad plaukai iš tikrųjų turi ir daro genetinį tyrimą iš plauko. Ir teisminės ekspertizės, tai yra plaukas turi genetinę informaciją. Ir ne tik tai genetinę, pavyzdžiui, suvartotų medžiagų, tiek narkotinių, tiek alkoholio galima dar ilgai rasti plaukuose. Tai pasinaudoja plaukų informacija apie jūs.
tai ir tiesiog ir genų. Tai yra pačiam giliausiame plauko šerdyje, yra laikoma visa ta dar ir genetinė informacija, tai plaukai yra ir informacijos kaupimo, turi tokį savybę, kad kaupia ir informaciją. Na ir reikia žinoti, kad tiesiog natūraliai plaukai jie keičiasi ir per dieną kažkoks kiekis, normalus kiekis apie 100 plaukų kiekvieną dieną krenta. Dar aš ten radau informacijos, kad priklauso ir nuo pigmento, kokio tipo yra žmogus, kokio gymio. Tai pavyzdžiui, raudonplaukių kažkaip tai mažiau iškrenta plaukų, bet natūralių raudonplaukių. Bet vidutiniškai tai yra vis tiek apie 100 plaukų yra normalu. Beje, jeigu ten prasideda problemos ir atrodo, kad daugiau pradėjo slinkti plaukai, yra rekomenduotina skaičiuoti tos būtent plaukus, surinkinėti, pasiskaičiuoti, po miego ant pagalvės, po plovimo kiek nukritę ir jeigu viršyje ženkliai skaičių, jau rekomenduotina kreiptis ir reaguoti ir kreiptis pas specialistus. Normalus kiekis yra maždaug apie 100 plaukų per vieną dieną, per parą. O šiaip mes turim jų pakankamai daug ir kas yra smagiausia, kad tie, kurie yra augimo fazėje, jie sudaro didžiąją dalį ir ta augimo fazė yra labai ilga. 6, 7 iki 8 metų yra plaukai augimo fazėje. Tai tuoj dar apie fazes ir pašnekėsim. Tai 80 maždaug 90% plaukų yra augimo fazėje ir tik nedidelis apie 10% pereina į kitas fazes. Ir finale nukrenta, o jų vietoje auga naujas plaukas. Tai va, tai plaukai yra ne tik apie grožį, jie turi ir savo apsauginę funkciją. Aišku, mes sakysim, galim ir skrybėlę, kepurę užsidėti ir nuo saulės tą rekomenduotina, netgi ir pačius plaukus saugoti, nes juos gali pažeisti aktyvi saulė. Žinom, jeigu atostogaujam, chloruotas vanduo, baseinas, reikalingi irgi priemonės, kurios neleistų įsiskverbti į plauką, pakelti jo žvynelio, išdehidratuoti ir panašiai. Tai apsauga plaukam yra irgi reikalinga. Tai va, tai plaukučiai kokie yra ant kūno, tai yra visiškai pūkuoti, tai yra daugiau atlieka lytėjimo funkciją. Mes reaguojame, kada yra tokie švelnūs plaukai, tai yra pūkuoti lytėjimui, yra apsauginiai, tai čia visi tipai plaukų ir termostatinis mums sulaiko šilumą. Iš tikrųjų, kodėl ir mes pasišiaušiam, plaukai sudaro tokį tūrį, mums sulaiko šilumą. Kai mums šalta, na, dar įsijungia kiti organizmo kitos reakcijos ir drebulys, raumenų reakcija, bet plaukučiai jie atlieka ir termoreguliacinį, termostatinę funkciją. Tai va, tai yra pūkuoti, yra tokie šereliai, blakstienos taip pat yra kaip ir plaukai, antakiai. Mes labiausiai visada suprantam plaukus, tą ką matom. Ir mums labiausiai tai yra apie estetiką. Kada jau nebetenkina gražus plaukai, tada galvojam, ką su jais daryti. Yra kas, aišku, rekomenduotina geriau rūpintis iš anksto ir nedaeiti iki pažeistų plaukų arba slinkimo, plikimo. Tai va, tai kaip atrodo plaukas odoje. Ir reiktų suprasti, kad čia yra didesnė sistema, ne tik tai plaukas pats savo. Plaukas yra įaugęs pakankamai giliai į odą ir turi maitinimą per kraujotaką, tai yra ateina kraujagyslės, turi jungti ir su nervais, ir iš dermos formuojasi plauko folikulas, tai plauko šaknis. Principe visi procesai, kurie yra susiję su plauko augimu, kur dalyjasi ląstelės, formuojasi keratinocitai, kyla keratinocitai ir formuoja plauką. Tai yra vyksta viduje odoje. Išorinė dalis tai yra jau principe negyvas plaukas, suragėjęs. Tai yra tai, ką matome, tai jau tiesiog rezultatas suragėjusių keratinocitų. Tai plauko matoma dalis būtent yra
ką mes matom, tai yra iš principo jau negyva plauko dalis, o visa kita, kas yra viduje, dėl to mums ir svarbu su procedūrom pasiekti plauko folikulą, šaknį, tai yra gilesnis sluoksnį ir dermą, tai mums dėl to, vat, ir sakau, pačių medžiagų patekimas, mezoterapinių kokteilių įvedimas, jisai yra reikalingas praeiti išorinį barjerą epidermį ir kad patektų čia. Nes iš tikrųjų medžiagos mezoterapija veikia ne tik tai, kad paduoda gerųjų medžiagų, bet veikia ir kraujotaką. Aktyvinti kraujotaką yra labai svarbu, nes taip maitinasi plaukas. Tai va, tai plauko sistemoje, gal taip sakyti, yra, pradedant nuo giliau, yra kraujotaka, nervas, plauko šaknis, folikulas ir kylantis keratinocitai suformuoja patį plauką. Va, ir mes išoriai matom tiesiog patį plauką. O dar pats plaukas, jis turi kelis sluoksnius. Tai yra kutikulė, tai yra vidurinysis korteksas ir medula, yra centrinė ta šerdis, vidurinė dalis. Ir čia yra būtent ta, ką minėjau, kaupia ir informacija. Tai yra mūsų genetika, genetinė informacija ir paties, sakykime, sukauptų medžiagų iš mitybos, iš tokių dalykų. Tai va, tai apie pačius dar sluoksnius detaliau. Kutikulė yra labai svarbi, tai yra kaip ir mūsų odą saugo suragėjusios ląstelės, taip žvyneliai suformuoja išorinį sluoksnį kutikulę ir sveiko plauko struktūra yra visiškai tolygiai, gražiai kaip čerpė sudėlioti žvyneliai ir jie uždaro patį plauką. Plaukas yra sandarus. Mes žinom ir procedūrų, kad mums pažeidžia tą išorinį sluoksnį, toks yra tikslas. Norėdami mes formuoti plauką, chemiškai jį susukti, chemiškai ištiesinti. Tas pats ir su antakiais, blakstienom, laminavimai, tai yra cheminis poveikis pačiam išoriniam jo plauko sluoksniui, kutikuliam, mes jas pakeliam ir atidarom. Ir mūsų medžiagos, kurios jau darys gilesnį poveikį, gali praeiti tą barjerą. Tai kutikulė yra labai svarbi, išorinis tas sluoksnis, jis yra plonytis, tik tai apie 10% paties plauko, bet jis yra dengiantis ir saugantis plauką nuo išorinių faktorių. Tai sakau, nebūtinai tai cheminės medžiagos, nebūtinai, kad mes darome kažkokias procedūras, gali būti, tai vat būtent naudojam džiovintuvą, karštis, ką pučiam į plaukus. Tai apsauga tokia nuo karščio, terminio poveikio, apskritai ir bet koks kietas vanduo, ne tik, kad jisai chloruotas, bet tiesiog, ką mes iš vandentiekio turim, taip pat gali pažeisti plauką. Į plaukus reikėtų žiūrėti kaip į odos struktūrą, nes tai yra iš principo odos darinys. Toks tik tai kita forma. Bet labai panašiai, tai yra irgi plaukas saugo suragėjusios ląstelės, be branduolių, plokščios, išsausėjusios, taip kaip ir mūsų epidermis saugo, irgi suplokštėja keratinocitai. Ir va, tai pagrindinė funkcija yra apsauga nuo išorės faktorių, temperatūros, cheminių medžiagų, kas gali pažeisti, patekti į plauką, jį pažeisti, jį dehidratuoti ir panašiai. Tai čia pirmasis sluoksnis, išorinis saugantis plauką. Toliau, tai va, jeigu būna pažeista kutikulė, išorinis sluoksnis, mes žinom tokių produktų namų priežiūroje, kurie yra riebus. Greitam padengimui, uždarantis ir neleidžiantis dehidratuoti plaukui. Tai ir su silikonais, su augaliniais aliejais, vaško kažkokio, tai yra tie aliejukai kitaip vadinami, ar kažkokie kiti dalykai. Tai kada plaukas jaučiam, kad šiaušiasi, pučiasi, nėra švelnumo, elastingumo tokio jo, įtariam, kad yra pažeistas išorinis sluoksnis dengiantis plauką, tai kutikulė.
ir plaukas dehidratuoja. Tai sulyginti, uždaryti, kur trūksta tų žvynelių, tų čerpelių, mes galim, čia jau reikia klausti pas specialistus, kas dirba su plaukais, ką kokybiško, gero, cheminės sudėties, sakykime, saugaus naudoti, ką galėtų patarti. Bet čia tiesiog reikia jau fizinio tada produkto, kuris fiziškai galėtų padengti ir uždaryti ir spręstų tą dehidratacijos problemą ir apsaugotų plauką nuo tolimesnio pažeidimo. Tai giliau žiūrint į patį plauką yra jau storesnis toks sluoksnis, jis sudaro 85% paties plauko diametro. Tai yra žievė, kitaip korteksas. Tai va, čia jau atsiranda pigmentas, jis yra vis dėlto ne išoriniam, o gilesniam sluoksnyje. Tai yra melanocitai, kaip ir odoje, taip ir plaukas turi ląsteles, kurios gamina pigmentą. Tai yra melanocitai. Ir vat, išorinio sluoksnio tie žvyneliai uždaro ir neleidžia būtent prarasti to pigmento. Tai va, tai svarbi vidurinio to sluoksnio, storiausiojo sluoksnio funkcija yra tai, kad ten yra pigmentas, ten yra keratinas. Keratinas duoda elastingumą ir tamprumą plaukui. Tai plaukas dėl to jisai yra lankstus, mes netgi jį galime ir formuoti dėka to, kad ten yra gyva plauko dalis, kaip gyva, drėgna tokia, sakykime, ir elastinga. Tai yra dėl būtent savybės keratino, kad tai yra tamprus baltymas ir jis gali būti formuojamas, kažkiek laiko išlaikyti. Bet mes keratiną žinom su kai kuriom procedūrom, kai jau pat įvedam cheminės medžiagas, pakeliam žvynelius, įvedam cheminės medžiagos ir pačią spiralę keratino jau pakeičia. Ir turime jau ilgalaikius pakeitimus. Cheminį garbanojimą, cheminį tiesinimą. Tai, bet jeigu net nepažeidę išorinio sluoksnio mes formuojame, tai vis tiek dėl to tamprumo mes susukę, pavyzdžiui, ir kol džiūna plaukas, susukę ant ritinėlių, galim padaryti garbanas ar supynę. Todėl, kad iki tol, kol sušlapinsim vėl. Tai čia yra trumpalaikis toks galimybė formuoti, ar ištiesinti, ar susukti. O jeigu keratino struktūras spiralės pakeičiam su cheminė medžiagom, jau turim ir ilgalaikį. Bet tai yra žalojanti procedūra. Jūs norėjot kažką paklausti? Tai laminavimas ir yra keratino pakeitimas, taip, tai yra spiralės pakeitimas ir tai yra cheminis poveikis. Laminavimas tai nėra procedūra stiprinanti blakstienas ar antakius ar plaukus, nes ir plaukams jau daug metų atgal, tai ir yra tos irgi procedūros, bet kuriam plaukui. Tai turime chemiškai paveikti, pakelti žvynelį, tą išorinį sluoksnį, tą jautrų trapų, ir patekti į šitą sluoksnį, į korteksą, kur yra keratinas, jo yra daug, ir jo spirales pakeisti. Tik tiek, kad laminavimo procedūrose yra galimybė dar įvesti ir medžiagų. Konkrečiai kaip mūsų ten kombinalio, jie turi dvigubo poveikio keratiną. Jis ir įeinantis į vidų, ir išoriškai dar padengiantis, tai kompensuoja. Bet vis tiek pati procedūra jinai yra pažeidžianti plauką ir iš tiesų reikėtų jau labai rūpintis ir visom priemonėm tą priežiūrą namuose. Papildomai tam ir yra įvairūs serumai, kurie yra pirmiausiai paprastesni kaip kondicionieriai. Galvos plaukams taip pat yra svarbu naudoti, jeigu mes netgi ir nechemiškai paveikia, bet džiovinam, yra kondicionieriai taip pat kiekvienai dienai. Tam, kad ir praslydimas yra geresnis, kai šukuojam, daug šiaip niuansų apie pačius yra plaukus. Tai va, o juos labai ir nesunku yra pažeisti. Iš tikrųjų daug yra dalykų, ką mes su jais galim padaryti. Tai nekalbant, kad dar gerai nemiegam, gerai nevalgom, dar apsirgom ir dar kiti tokie vidiniai faktoriai, ne tik išoriniai, kurie dar
apskritai toks, sakykime, jau visiškai drastiškas dalykas, taip ką mes darom, keičiam spalvą ir va. Tai vidurinis sluoksnis yra tas, kurį mes galim keisti, ten yra mūsų pigmentas, mes čia jau iš savo gražių plaukų galim dar pagražinti juos arba atvirkščiai pagadinti. Bet iš tikrųjų jo, ir jeigu ir pats dažymas, jau turi pigmentas patekti būtent irgi per išorinį tą sluoksnį į šitą korteksą ir tenai įsiveda ir pigmentai. Tai visos procedūros iš tiesų jau praeina mūsų kutikulę, patenka į tą storiausią sluoksnį ir čia mes kažką su tuo plauku galim padaryti. Tai va, toks ir vidinis pati šerdis, medula, vidinis sluoksnis yra plonytis, yra minkštos ląstelės su jungtimis su amino rūgštimis, yra ir oro tarpų, maišelių. Čia yra tiesiog jau informacijos kaupimo tokia funkcija. Gerai ar blogai? Nežinau, bet matyt žmogui yra reikalinga čia tokia jau evoliucija, kad saugom tą informaciją plauko šerdyje ir čia būtent gali panaudoti tos plaukus ir teismo ekspertizės, nustatinėjant genus ir nustatant ir tapatybę ir panašiai. Tai va, tai yra vidurinis, plonytis, tik 5 procentai plauko yra ta plauko šerdis. Priėjom prie įdomesnio ir svarbesnio dalyko, tai yra plauko augimo fazės. Iš tiesų literatūroje galima rasti tik 3 fazes, nes pati 4 yra labai trumpa ir jau priskiriama kaip ir be prasidedančios plauko augimo fazės, anageno, arba besibaigianti telogeno fazė. Bet aš specialiai tokį įdėjau, kad su 4 fazėm, tai pradedant plauko atsiradimu, kai gimsta žmogus, iš tikrųjų dar yra netikrieji plaukai, dar yra labai minkštas ir plonas kūdikėlio ir kūnas labiau yra plaukuotas, tai čia aš jau šitų dalykų nebedėjau, bet galima pasidomėti. Bet per pirmus metus žmogui pradeda formuotis tikrasis plaukas ir jo augimas yra labai, ta fazė yra ilga. Ir čia yra būtent labai toks didžiulis skirtumas, kodėl vieni žmonės turi trumpesnius, kiti turi ilgesnius plaukus. Nes būtent pačiam starte ir yra svarbiausias toks dalykas, kiek galim tą plauką užsiauginti. Nes žinom, kad iš tikrųjų, atrodo, kaip ir tom pačiom sąlygom, ir toj pačioj šeimoj, bet vienas vaikas su vienokiais plaukais, o kitas su kitokiais, kalbant ir apie ilgį, ne tik tai masę patį ir turi. Tai va, tai yra aišku ir genetika labai svarbu, na ir tos fazės, nes intervalas tų yra netgi ir nuo 2 iki 8 metų. Čia šitam paveiksliukė yra nuo 3 iki 5 metų anageno fazė, bet ji gali būti ir dar ir ilgesnė, arba gali būti ir trumpesnė. Tai įsivaizduokit kiekvienam žmogui, jeigu, čia reikėtų ir paskaičiuoti, bus ten toliau informacija, berods per parą paauga plaukas 0,5 milimetro, ar 0,5 milimetro, nu žodžiu. Tai kiek per metus ir va tai yra laikotarpis, per kurį mes galim priauginti plauką. Ir jisai po 5, tarkim, kaip čia metų, jisai pereis į kitas fazes, per kelias savaitės į katageno, kada dar yra ant galvos, bet jis jau atitrūksta, nebeturi maitinimo iš kraujagyslių, aš dar detalizuosiu. Po to jisai dar laikosi, bet jau pradeda formuotis nauja užuomazga. Ir paskutinė fazė iškrenta ir labai pakankamai greitai jau pasirodo naujas plaukas. Tai iš tikrųjų dar sekančios fazės gali užimti 0,5 metų, kada kol iškris, bet paėmus taip, kad
per 5 metus mūsų augęs plaukas, jisai dar būna ant galvoje pačioje, ne ant galvos, įaugęs kaip ir jis per keletą mėnesių nukrenta ir jo vietoje auga iš apačios naujas plaukelis. Ta kaita vyksta nuolat. Mes kaip ir neprarandam tos plaukų masės, nes, kaip sakiau, šita pirmoji fazė jinai yra labai ilga. Ir didžioji plaukų dalis yra būtent pirmoji fazė. Tai iš tiesų yra anageno augimo fazė, ji yra ilga, katageno yra transformacinė fazė, trumpa pakankamai, tai yra 2-3 savaitės, kada tiesiog atitrūksta plauko folikulas ir jisai kyla iš dermos, bet apačioje jau yra užuomazga ir formuojasi naujas, iškrenta užsitęsia truputėlį laikas 3-4 mėnesiai ta trečioji fazė telogenas, kada formuojasi apačioje, vyksta procesas, bet realiai ant galvos yra plaukas, kuris nukris. Tai va čia labai yra svarbu su klientais irgi kalbėti, kad pavyzdžiui problema kažkokia liga, kaip po COVID buvo irgi, ar ne, ar ten moterim ir po gimdymo būna, tik tiesiog daug neteko medžiagų, stresas organizmui. Atsilieka išslinkimas keletų mėnesių, tai gali būti pusę metų. Tai todėl, kad būtent tos fazės yra, būtent ta trečioji yra pakankamai ilga. Plaukas įsitvirtinęs jį laiko vis tiek oda, bet jis jau nebesimaitina ir jis yra negyvas, jis yra tiesiog ant galvos, odoje besilaikantis. Ir jis nukrenta. Yra toks pastebėjimas irgi, kada kalbėjau apie mezoterapijos procedūras galvai, kad pradėjus daryti galvos mezoterapiją, dar labiau pradėjo slinkti. Kaip jums atrodo? Kodėl? Paspartėja iš apačios, greičiau išstumia vienu momentu, tai čia yra labai normalu, kad mezoterapija ir procedūros ar kiti serumai, kažkas, kas aktyvina plauko augimą, paspartina nukristi tas, kas jau laikosi ant galvos, bet nebesimaitina ir tai yra negyvas plaukas. Ir žymiai greičiau atauga naujas. Tai čia gali išgąsdinti kartais galbūt klientą, taip jau slinko, o dabar tai jau dar daugiau. Būna tikrai taip ir tai būtų pavyzdžiui tikrai, kada kūnas patyręs kažkokį stresą. Tada atrodo kuokštais viskas išeidinėja, bet reikia sulaukti to momento ir procedūros tikrai yra reikalingos, nes jos augina sveiką, stiprų plauką, geros struktūros ir greičiau. Mums visos medžiagos, kurias mes paduodam į galvos odą, aktyvina procesą, augimą patį ir stiprina plauką. O nukritimas gali ir paspartėti pradėjus daryti procedūras, dėl to, kad kelis mėnesius mums po truputį jie ten nubyra, tai padidintas slinkimas, bet pradėjus šitoj fazėje įsikišus, kad pradedam daryti procedūras, naujas plaukas greičiau išstums ir nukris tas, kas dar laikosi odoje. Tai iš principo 3 pagrindinės fazės, ta nukritimo yra trumpa iki savaitės, kelių dienų, kada jau nukrenta plaukutis ir pasirodys po truputį naujas besiformuojantis išorėje plaukas. Išlystis jau į išorę. Formuojasi viduje, bet jau išorėje mes pamatysim jo tą negyvą, gal sakykim, dalį. Tai detaliau. Tada anageno fazė jinai yra pati, sakykim, svarbiausia, nes čia ir yra gyvas procesas, gyvas plaukas, plauko augimo fazė. Ji tęsiasi ilgai, kaip tam paveiksliukė, sakau, galima rasti informacijos, kad ir iki 8 metų. Tai yra ilgiausias laikotarpis. Ir įdomus faktas, kad būtent vyrų yra trumpesnis. Gali būti tik tai apie 2 metus. Dėl to, kad tiesiog tokia matyti yra genetika. Moterų plaukai, moteris ir pasižymi labiau plaukuotumu, gražiais plaukais. Vyrai irgi gali užauginti tuos plaukus.
matyt sudėtingesnis ir gal netokia apimtis, čia vat reikėtų ir pasižiūrėti, nes būtent yra ta plaukų kaita. Ir jeigu apie 80-90% plaukų yra būtent augimo fazėje, tai jiems tas plaukas 2 metus, nu žodžiu, yra plonesnė apimtis, nes tas kiekis plaukų dažniau keičiantis plaukui kiekis sumažėja, kaip čia paaiškinti. Tai moteris išlaiko tą savo plauką, kol jis užaugs, tarkim, ten 30 cm, išlaiko apie 5, 6, gali ir iki 8 metų. Vyras augina plauką, po 2 metų jisai nukrenta naujas. Ir trumpesnis yra laikotarpis. Dėl to gal ir tos apimties vyrų ilgaplaukių tiek ir nėra, nes jų tiesiog vis dėlto didesnis kiekis greičiau iškrenta. Tai va, tai anageno fazė yra pradžioj gali ir anageno fazė prasideda nuo to, kad pradžioj mes dar ir net nematom išorėje plauko. Tai anageno fazė realiai prasideda va čia, dėl ko ir literatūroje ir nėra 4 fazės dažnai, nes anagenas jau va čia yra prasideda. Formuojasi viduje, dermoje naujas plaukas, bet išorėje mes jo neturim, išorėje čia nukrenta kitas. Tai anageno fazė, ta plauko augimas, jisai prasideda nuo to, kad pradeda formuotis folikulas ir po truputį keratinocitai sudaro plauko struktūrą. Ta, ką mes ir matom kaip patį plauką, jis ir pasirodo išorėje ir augina ilgį keletą metų. Gerai yra tai, kad šitoj fazėje yra apie 80-90% turėtų būti toks kiekis plaukų, bet būna, kada sutrinka fazės. Tai gali būti ir medikamentų naudojimas, tai gali būti liga, operacija kažkokia irgi, kada, tarkim, ten narkozė, gali būti gimdymas, gali būti daug, tokių stresas, nepilnavertė mityba. Iš tokių, aišku, hormonai, kas genetiškai turi įtakos, na tai ten, sakykime, jau pasikeičia kiekis plaukų ir procentaliai jau jų šitoj fazėje yra vis mažėja. Dėl to retėja plaukai ir mums atrodo būtent, kad jau mes pereinam į plikimo fazę. Tai aš apie plikimą, tai jau toks terminas yra, kada mažėja plaukų kiekis ir nebesusiformuoja ir naujas folikulas. Ir tiesiog tas vat yra, vyram tai aiškiai matosi tas plikimas, moterims irgi yra. Ir yra taip pat susijęs su hormonais. Tai bet jeigu normaliai funkcionuojančiam organizmui, čia yra įtakos ir amžius, jaunam, iki 30 metų yra geriausia, taip, čia sąlyginai, kada yra aktyviausi procesai. Tada anageno fazė yra didžioji dalis, iki 90% plaukų, dėl to mes turim masės, apimties, turim plaukų. Va, ir čia kasdieninis prieaugis yra 0,5 milimetro. Galit paskaičiuoti, kiek per kelis metus plaukas gali paaugti. Jeigu stimuliuojant, tai gal ir daugiau gali. Jeigu kažko trūksta, gal ir mažiau, bet toks vidutinis prieaugis augančio plauko per parą yra 0,5 milimetro. Tai atrodo, čia gal ir viską pasakiau. Tai anageno fazė, jinai svarbiausia žinoti, kad iš tikrųjų jinai yra svarbi, ilga. Ir jeigu pradėti daryti procedūras, pavyzdžiui, nukritę labai plaukai, išretėjimas yra, vis tiek reikia bandyti, čia reiktų ir su žmogum šnekėti, su vyrais, tai aš iš tiesų asmeniškai nelabai mėgau dirbti ir žadėti labai gerų rezultatų, nes būtent jeigu jau yra androgeninė alopecija ir taip užsitęsusi keletą metų, ne tada, kada pradėjo slinkti, bus jau prarastų plauko folikulų. Ir išauginti plauko nebėra kur, tai tas retumas vis tiek bus.
Aišku, struktūra pasikeičia esamų, to patankėjimo tikrai yra gerų rezultatų ir su vyrų plikimu, bet pilnai atauginti plauko tankumo, turiu minty, plaukų tankumo, greičiausiai tai nepavyks, jeigu tai yra kelių jau metų pasekmė. Jeigu tai prasideda apie 20 metų, 14 ten gali labai anksti vyram pradėti 20, sakau, maždaug metų pakaušio srityje, jau kažkiek toks retėjimas darytis jau reikėtų pradėti daryti. Tiek ar bent jau kursą padarius, ar ten namų priemonės naudoti, nebūtinai gal ten šito mūsų gamintojo kažko, bet reaguoti jau reikėtų anksčiau. Tai tada yra įmanoma ir rezultatai yra geresni. Tai va tai, ką aš norėjau pasakyti, truputį ir pamiršau. Pradėjus daryti procedūras, jeigu yra to retumo jau ir taip ženkliai, tai nebūtinai pavyks visiškai tankiai atauginti, bet tai ir užima laiko, kol plaukas išaugs. Dar kaip tik, kaip sakiau, jeigu yra kažkokioj toj būsenoj organizmas, kad po ligos, po operacijos, po kažko, jūs galit su procedūrom netgi ir dar pagreitinti nuslinkimą. Tai šituos niuansus reiktų ir aptarti ir su klientu, kad ir ne veltui procedūrų kursas yra pakankamai ilgas, rekomenduojama 10 procedūrų savaitinių kas savaitę. Tai čia yra 2,5 mėnesio darant, jeigu 10 procedūrų kursą. Tam, kad būtent išaugtų plaukas, nes būtent jis tik tai formuojasi, jis gali susiformuoti. Ir anageno ta fazė, jinai iš tikrųjų, kol išlys, užims laiko. Tai reikia procedūrų kurso. Galima procedūrų kursą pasitrumpinti, iš tikrųjų nebūtinai 10, sakyčiau, vidutiniškai kokios 5-6 procedūros, bent jau pusė to kiekio. Ir po to skirti namų priemonės, serumus naudoti, kad vis dar maitintų plauką, odą, galvos odą ir aktyvintų tą augimą, stiprintų, duotų medžiagų, kurių reikia. Tai va, tai antroji fazė, katagenas, čia jau mes iš dalies prarandam plauką, pereina į tą fazę po kelių metų, kada plauko folikulas nustoja maitintis, jis susitraukia ir po truputį nyksta, tai degeneruoja. Plaukas jau irgi nebeauga, jis koks jau yra, toks užaugęs tiek yra. Tai tiesiog katageno fazė gali tęstis keletą mėnesių. 3-4 iki pusės metų, kaip išlaikys pati oda tą plauką įaugusi. Bet maitinimo jau ir nebeturi, pradeda formuotis apačioje, perėsiu toliau, po to prasideda formuotis naujas folikulas ir išdygs naujas plaukas. Smagu tai, kad į tą fazę pereina nedidelis procentas, 2-3 procentai, ta natūrali kaita yra. Tai mes turim daug apimties, iš tos apimties tik tai kokie 2-3 procentai, jeigu čia tai yra natūralu, be kažkokio streso organizmui, be ligos, be cheminio poveikio medžiagų, tai natūraliai tai net ir nepastebim. Kaip sakėm, normalu per parą maždaug apie 100 plaukų, o jų ant galvos, kiek ten 100 000 daugiau. Tai va, tai 2-3 procentai plaukų pereina, bet jie dar ir nenukrenta. Dar vis dėlto po to palaipsniui jie atsilaisvina iš odos ir nukrenta. Telogeno fazė yra poilsio fazė, ramybės, tiesiog odoje jisai laikosi, plaukas tas, kuris jau yra negyvas ir atitrūkęs, nebesimaitina folikulas ir naujo folikulo gimimas ir pradeda čia formuotis naujas plaukas. Jeigu tai irgi yra natūralus procesas ir nėra kokia liga, nėra sutrikimo, nežinau, trūkumo medžiagų labai didelio,
ir gali susiformuoti folikulas. Tai va toks ciklas ir keičiasi visada. Galim ir taip, kad čia nebesusiformuoja, iškrito, tai čia androgeninė alopecija ir plikimas, kad būtent jau ir nebesiformuoja, ne visi susiformuoja, ne visuose buvusiuose plaukų vietose formuojasi naujas folikulas. Tai va, tada atsiranda tas retumas ir ta problema kaip ir plikimo. Tai va, tai telogeno fazė, naujas folikulas. Ir čia ta ketvirtoji, kur ne visur ji išskirta, nes kaip ir gaunasi paskutinės fazės etapas ir jau androgeno fazė, kada jau ir plaukas auga. Ir išstuma tą senąjį plauką, jis nukrenta. Tai čia yra iki savaitės laiko, keletas dienų ir vat nukritimas. Tai gali pajausti klientai šitą vat fazę, sakau, ir su pačiom procedūrom, arba jau ir patiem atėjo ta diena, kada žymiai stipriau nukrenta plaukai, bet jų vietoje tikėtina turėtų išaugti nauji. Dėl to pačios kaip procedūros, mezoterapijos, stiprinančios priemonės, nebūtinai mezoterapijos procedūros, kažką tokio geresnio panaudoti į galvos odą. Reikėtų į galvos odą, čia ne apie jau likusius plaukus juos gaivinti. Visos procedūros iš principo yra į procesą, tas kas yra viduje, nes ten formuojasi naujas folikulas ir ten augimas plauko. Išoriškai mes tik galim gaivinti, kad jie būtų estetiškai gražus, blizgėtų, švelnesni, nepasipūtę, nepasišiaušę, ką va taip pat iš tos pusės, neišdžiūtų, nenutrupėtų, jeigu pakeltas žvynelis iš tos pusės. Bet plauko augimas ir visas tas vešlumas plaukų, tankis priklauso nuo to, ką gaus į galvos odą iš serumų, iš procedūrų ir nuo to, ką valgom. Tai čia svarbiausia yra. Tai, ką gaus dar iš savo rezervų, iš savo mitybos organizmas. Tai va, tokios yra fazės. Čia gal tokių dar truputį įdomesnių faktų, kad būtent plaukai sparčiausiai auga iki 30 metų. Tai čia kaip ir kalbėjom apie kitas procedūras ir biorevitalizaciją, kad didžiausia yra nauda daugelio procedūrų, kada yra aktyvūs procesai. Vat. Tai čia kaip tik galim gal ramiau jaustis. Iki 30 metų maždaug taip mūsų pakankamai viskas tvarkingai vyksta, plaukai negresia nuplikimas, plaukų augimas pereina visas fazes maždaug procentaliai taip pat, taip kaip turėtų būti, ne per daug nuslenka plaukų. Ir ta apimtis nemažėja, tai dėl to, kad mūsų aktyvus pakankamai viso organizmo procesai. Gal ir medžiagas gerai įsisavinam, rezervai, hormonai dar neturi įtakos hormonų pokyčiai. Tai tik tai, ką galim pajausti sezoninį tokį, sakykime, slinkimą, nes yra tokie išskirti sezonai, kad sparčiau plaukai auga rudenį ir pavasarį. Tai vat gali irgi susieiti į tai, kad galim pastebėti sezoniškai spartesnis augimas, ta spartėja fazė, greičiau yra ir nukritimo, išslinkimo. Tai yra susiję. Augimas ir išslinkimas yra susiję. Tai dėl to sezoniškai rudenį ir pavasarį jie pradeda sparčiau augti, bet gali ir pradėti šiek tiek paslinkti aktyviau. Didesnis procentas, pasikeitimas toks įvyksta. Įdomus irgi dalykas, kad plaukai ne naktį auga, o daugiau pabudimo metu, čia toliau nebekapščiau ir nežiūrėjau, bet tikriausiai susiję su hormonais ir kokiu melatoninu, kurio pasigamina per miegą, tai toks kaip gyvybės hormonas, gal ir kiti, tai iš principo pabudimo laikotarpiu augimas paspartėja. Tai ne nakties metu iš tikrųjų plaukai auga, kaip tik sulėtėja. Pas mus matyt kūno resursai yra organizmo ląstelių atsinaujinimui yra nakties metu, o plaukams naktį neužtenka energijos ir jie tiesiog tik tai pabudimo metu ryte. Va, tai
Įtakos turi plaukų augimui žinoma amžius, turi įtakos ir hormonai, tai vat, kurie iš tikrųjų ir lemia padidintą slinkimą androgeninę alopeciją. Androgeniniai alopecijai, čia gal truputį nušokau į priekį, androgeniniai alopecijai veikia androgenas, kuris paspartina visas fazes. Iš tikrųjų. Trumpesnė anageno fazė, greičiau ateina atitrūkimo transformacijos fazė, katagenas ir trečioji nukritimo fazė. Tai visos, kai suspartėja, mes tiesiog atrodo, kad būtent ir sumažėjo plaukų ir jie netgi retėja, jeigu nesiformuoja naujas folikulas. O šiaip be androgeninės alopecijos, aišku, įtakos turi, jau minėjom, vaistai, jeigu turėtos ir kažkoks gydymas, operacija, gali turėti įtakos ir gimdymas, tikrai daug resursų atiduoda moters organizmas, užauginti vaisiui, jį maitinant, tai manau, kiekviena kažkiek pajaučia to slinkimo. Po gimdymo tikrai yra labai nemažas, manau, kiekis moterų, kurios susirūpina ir nori, tai tikrai verta daryti tas procedūras ir ne tada, kada jau pradeda slinkti. Jeigu atėjo, kada slenka, tai taip, ir kada išretėjimas. Bet galima užbėgti įvykiams už akių ir pradėti daryti mezoterapiją po gimdymo principe iš karto. Sąlyga tokia, gali kilti klausimų, ar nėra kontraindikacijų, nes mezoterapija laktacijoje yra kaip ir įrašyta, kad mezoterapija yra, kol maitinamas kūdikis, nebūtų galima. Nu, tai ne visos maitina vienas dalykas, bet aišku, sveikintina, jeigu maitina. Bet kodėl prie kontraindikacijų? Tai nemanau, kad dėl to, kad vaikui pakenktų. Tai yra iš tikrųjų vis dėlto vėlgi tyrimai tokie ir nepadaromi, kiek ten pateks. Ir medžiagos kokios kokteiliuose nėra labai kažkokios tai sudėtingos ir kenksmingos. Tai augaliniai daugiausiai ekstraktai, hialuronas, iš vitaminų, mikroelementai. Kaip FH ir kokteilio sudėtis, tai aš visiškai nematyčiau ten kažko blogo, kad netiktų po gimdymo, gal pati tiesiog, kad intervencinė tokia procedūra pažeidžianti odą, sakykime. Bet vis dėlto viskas yra tiesiog į odą. Labiau, sakyčiau, po gimdymo atsisakyčiau tokių procedūrų kaip lipolitinių, kada nori kūno apimtis mažinti, kada tenai yra mišiniuose kofeino, kas gali būti jautru vaikui, gali būti ir agresyvesnių medžiagų, atsiranda skaidymosi produktai. Tai čia jau labiau toksikuojanti lipolizės procedūros, o galvos mezoterapija, jinai yra revitalizuojanti, skatina plaukų augimą, čia įrodai. Tai pasitarti reikėtų su klientėm. Asmeniškai savo patirtį, turėjau 2 gimdymus, tai tiesą sakant, po pirmo, tai yra ir nuotraukos pasižiūriu, tai čia va tiesiog išplikę buvo. Kai jeigu surišti, tai labai reta, o po antro gimdymo pradėjau daryti iš karto, bet nedidelį kursą, nėra ten ir kada, gal 4 kokias procedūras pasidariau pati savo, visiškai nelabai ir kas pasijuto, kad būtų nuslinkę plaukai. Tai va, tai nesakau, kad vien tik tai mezoterapija tam įtakos turi, kad jinai čia ir padėjo. Galbūt visai kitaip ir organizmas, gal aš, nežinau, kažkaip ramesnė psichiškai. Čia daug niuansų gali būti, bet padaryti po gimdymo mezoterapijos kursą, kokias 5 procedūras visai ir būtų gerai, nes tikrai pastiprina plauką. Daug ir pastebiu tokių dalykų iš savo aplinkos, kiek ir artimesnių žmonių, kad po to po gimdymo paprastėja ir plauko struktūra. Tai ne tik tai dėl to, kad plaukas neataugs, sakykime, išslinks ir kažkas ten retumas bus, bet pati struktūra bus gera plauko, jeigu padarysim
mezoterapijos procedūrų, tikėtina. Tai tikrai nepakenks, o tai pastiprina plaukus. Tai iš tikrųjų viena iš tokių indikacijų, tai po gimdymo tikrai yra labai aktualu. Labai galvos mezoterapijos padaugėjo irgi poreikis po COVID-o. Aš dar taip skeptiškai žiūrėjau, bet irgi besiruošiant seminarui, Santaros klinikų ten irgi puslapyje radau jų straipsnį apie tai, kad iš tiesų yra moksliškai patvirtinta, kad po COVID-o, bet ir po kitų, po gripo, kitų virusinių susirgymų taip pat plaukų slinkimas padidėja. Tai irgi galima nelaukti, kol slinks, jeigu iš tikrųjų klientui žinom, išsikalbėjom, kad po sunkesnės ligos, po kažko galima paimti ir padaryti trumpesnį kursą. Ne tada, kada problema ir ten 10 procedūrų, pasidaryti trumpesnį, kokių 4-5 procedūrų kursą. Svorio netekus, jeigu dietos kažkokia mityba, čia gali būti ir sportininkai labai žiūrisi, jeigu ruošiasi varžybom iš tos pusės. Aišku, įtakos turi ir prasti kraujo rodikliai, jeigu pasidaryti kažkokius išplėstus tyrimus, rasti geležies trūkumą, kitų mikroelementų, vario. Tai jų įsisavinimas galbūt yra sutrikęs, pasikeitęs. Iš tiesų rekomenduotina, jeigu yra rimtesnė problema, darytis kraujo tyrimą, kreiptis pas trichologus, ieškoti problemos sprendimo, nes pačios kaip mūsų procedūros mezoterapijos, jos tik tai iš esmės organizmo problemų nesprendžia. Taip, jeigu tai buvo kažkokia laikina gimdymas, liga, taip, bet jeigu tai jau yra kažkokie rimtesni pokyčiai, gal ir kokia nors ir liga paslėpta, mes negalim žinoti. Vis dėlto sveikatą reikėtų gal ir pasitikrinti. Rekomenduotina. Ir skydliaukė gali būti. Dažniausiai tai sunku atrasti priežastis, bet tikrintis verta. Taip. Ne, tai verta. Mezoterapija visada jinai tiesiai į problemą papuola. Ir medžiagos jos tikrai stiprina plauką, spartina jo augimą, skatina formavimąsi folikulo. Tai mes iš tikrųjų turim naudos iš tų procedūrų, bet tai nebus išspręsta problema iš esmės. Tai geriau būtų, ko gero, namuose ten irgi sudėti šitų serumų daeisim iki jų, jie labai ingredientais panašus į kokteilius. Tai gali namuose ne tai, kad sakys finansiškai tas procedūras pastoviai daryti, bet atkreipti dėmesį į tos plaukus. Bet ir jūs pačios žinot, kad kiek investuoji, tiek ir turi ant galvos. Iš tikrųjų, kiek po plovimo ar įmasažuoji, ar aliejukai ir panašiai. Tai čia tas pats į galvos odą, ar bus maitinimo papildomų medžiagų ar ne. Jeigu pasikliauti tik savo organizmu, o jis turi problemų, tai tada tikėtina eis problema dar stipriau. Taip. Jo, ir netgi labai padeda. Aš čia jau irgi neįtraukiau šitų problemų, bet su psoriaze, pati mezoterapija, jinai irgi veikia galvos odą, galvos odos ligas. Geriausias Evhairas, nes jis ten turi ir tos medžiagos tokios seboreguliuojančios, ir cinko turi, mikroelementai, ir drėkinimo, ir tokios regeneracijos galvos odai. Tai taip, yra tikrai rekomenduotina ir yra gerai ne tik tai apie slinkimą, tai ir galvos odos problemos. Taip. Tai va, tai yra daug niuansų, dėl ko gali būti iš tikrųjų padidintas plaukų slinkimas. Na, o alopecija, tas plikimas, kada iš tikrųjų ir paties plauko struktūra keičiasi, plonesnis, nes silpnėja plauko folikulas. Folikulas traukiasi mažesnis, išaugina silpnesnį plauką.
gali taip ir būti, kad ir nebesusiformuoja naujas folikulas, tai ir retumas atsiranda, nebėra tokio tankumo plaukų. Tai problema, jinai dažniausiai ši yra alopecija vyrams, todėl, kad turi įtakos būtent genetika ir vyriški hormonai. Tai dėl to ir kokteilis, čia jau girdėjau vieną ausim prieš seminarą, o tai ką moterim negalima, yra atskirtas androgenijai alopecijai, pavadintas MEN, 2 priemonės ir namų serumas ir kokteilis yra FH ir MEN. Orientuotas labiau į vyrus, bet šiaip tai iš tiesų yra androgeninė alopecija, ji gali būti ir moterim. Bet moterim dažniausiai būna vėlesnėme amžiuje susijusi su hormonais. Tai va, tai plikimas kaip tokia problema, alopecija gali būti moterim ir vyram dažnesnė, nes vyram veikia vyriški hormonai labiau ir plauko augimo ciklai paspartėja ir dėl to greičiau plaukai iškrenta ir turim mes tą plikimą tokį rezultatą. Tai ir yra piešinukai, kaip atrodo vyriška ir moteriška androgeninė alopecija. Vyrų prasideda ankstyvam amžiuje nuo 15-20 metų ir dar gali pats ir nepamatyti, nes daugiau užpakalinė pakaušio sritis, priekyje kaip ir dar ir visai ir neblogai. Va, bet po to plikimas per viršugalvį iki priekio pereina iki visiško tokio nuplikimo šitą zoną. Ir lieka plaukotumas daugiau tik tai aplink sprando čia šitas sritis už pakaušio. Va, kaip sakiau, su vyriška alopecija būtų gerai pradėti ir dirbti ankstyvame amžiuje, kada pastebim, mamos pamato, nežinau, kažkas patys gali ir gal ir nesureikšminti, draugės būna, vat, kad jau gal pradėti savo antrai pusiai kažką galima daryti. Bet tai ir žinoti, kad iš tiesų mes kaip ir genetikos čia nepakeisim. Tiesiog su mezoterapija, darant nuolat, ar procedūras, ar mezoterapinės medžiagas, serumus šitos naudojant, žino, namuose, stiprinam tą plauką, reguliuojam ciklą, tą augimo fazes sureguliuojam ir kad neprarasti plaukų ir jie vis dėlto formuotųsi ir augtų nauji. Moterų androgeninė alopecija šiaip iš tikrųjų išryškėja dažniausiai jau susijusi su hormonai pokyčiais, menopauzėje, gali būti ir anksčiau. Tam gal ko gero kokia skydliaukė, tokie dalykai, labiau ligos gal turi įtakos, bet labiausiai vyresnėme amžiuje prastesnis ir ciklas jau plauko augimo, sulėtėja procesai. Tai sudėjus viską į sumą, tai moterų androgeninė alopecija susijusi labiau yra su amžiumi. Tai moterų paveiksliukas tai taip atrodo, kad labiau yra nuo sklastymo, nuo skyrimo vietos. Jeigu kas ant šono nešioja, tai dėl ko ir rekomenduotina keistis praskyrimus, tuos takelius, kad truputėlį plaukų tas sugulimas kitaip atrodytų, tam turi įtakos, kur bus skyrimas, nuo ten dažniausiai ir pradeda matytis labiau praretėjimas plaukų. Na tai jeigu nuo viršugalvio, tai ir jis taip praeina į šonus. Reti atvejai moterų tokie, kad jau ženkliai matytųsi praretėjimas, ta alopecija, bet yra tikrai ir jūs tikriausiai irgi su tuo susidūrė. Irgi reikėtų reaguoti anksčiau, negu jau yra išretėjimas, bet moterims yra vis dėlto daugiau šansų atstatyti tą plauką, plaukų tankumą ir kad nebūtų tas, kaip čia, praplikimo
viršugalvyje. Tai va, tai, kaip ir minėjau, androgenai iš tikrųjų pakeičia plaukų augimo fazes ir va tada pagreitėja ciklai, pagreitėja pats ciklas, o galbūt paskutinėje, toje jau prieš paskutinėje ir nebesiformuoja naujas folikulas ir retėja plaukai. Tai va, tai trumpesni, retesni ir šviečiantis viršugalvis. Tai nuplikimas toks yra. Tai va, tai pereinant prie pačių medžiagų, kokteilio, aktualiausias yra su rimtesniam problemom, yra Hairman, bet tai nereiškia, kad nedarome moterim taip pat darome. Ir čia būtent yra, kodėl rimtesnis, tai yra androgeninė alopecija. Tai yra plikimas, kada nyksta silpnėja plauko folikulas, greičiau jisai išeidinėja iš odos ir tikėtina, kad sunkiai formuojasi naujas, kad užaugintų naują plauką. Kaip įsivertinti, ar moterim čia šitą kokteilį taikyti ar ne? Tai atsižvelgus vis dėlto į tą plaukuotumą. Po pokalbio su klientu amžių įsivertinam irgi. Jaunai greičiausiai bus sekantis kokteilis, jeigu tai yra sezoniška, po ligos, po gimdymo, mums dar tikrai androgeninės alopecijos kokteilio šito kaip ir nelabai reikia. Tai visada tikrai veiksmingas ir sekantis F-Hairas, tai Hairman susijęs vis dėlto yra su hormonais, androgeninė alopecija. Čia yra sudėtyje augimo faktorių, padeda atstatyti plauko folikulą, jo struktūrą patį, tą maišelį, kuriame formuojasi plaukas ir auga, maitinimą paties plauko, tai ir amino rūgštis yra, karnozinas, vario tripeptidas, kuris yra svarbus irgi su androgeninė alopecija. Augalinių ekstraktų, silicis ir drėkinimui, hialuronas. Iš principo pats kokteilis, žiūrint nuo kitų medžiagų, kas galėtų būti, nes ir nebūtinai, kaip ir esu minėjusi, nebūtinai F-Hairas, jeigu jūs turit kompleksinį kokteilį, XFC irgi puikiai tinka galvos odai, jeigu ten užsirašytų klientas ir aš neturiu specifiškai šito, o man reikia, tai boosteris XFC su dideliu kompleksu NCTC, kur yra formulė amino rūgščių, vitaminų 18, ten visas sudėtis silicis, irgi puikiai tinka galvos odai. Tai va, bet šito yra išskirtinumas, kad jis su savo augimo faktoriais, su vario tripeptidu padeda stiprinti plauko folikulą. Jeigu iškritęs plaukas, formuotis naujam folikulai pagal tas stadijas, kai jau yra užuomazgėlė ir ten augintis plauką. Tai va, čia orientuota labiau į plauko folikulus. Tai reiškia, mes matom ant kliento tai, kad tas plaukuotumas yra sumažėjęs. Silpnesni plaukai, ne tik kad skundžiasi plaukų slinkimu, bet turim mes praretėjimą. Sako, kad klientas po pokalbio aiškiname, sako, kad struktūra tai kažkaip tai plauko kitokia. Vyrams visada Hairmanas, nes vyrų bus ir susiję su androgenu, tai bus androgeninė alopecijai Hairmanas. Jaunas, kaip matėm, kad ir 20 metų, tai reikalingas būtent toks medžiagų kompleksas. Moterim galim rinktis iš dviejų variantų ir šitas androgeninės alopecijos daugiau bus susijęs su amžiumi. Lėtesnė medžiagų apykaita, lėtesni procesai, lėčiau plaukas auga, turi tikriausiai hormonų pokyčiai, gal klientė jau ir menopauzėje arba premenopauzės laikotarpis. Ir mes matom, kad iš tikrųjų ta galvos plaukuotumas yra prastesnis. Trūksta to tankumo, yra išretėjimo, tai galim procedūras daryti būtent šituo kokteiliu. Galime pasikeisti procedūrų eigoj, pereiti po to prie F-Hairo, bet pradėti, jeigu yra išretėjimas, toks ir susilpnėjimas plaukų, pradėti nuo Hairmano, kuris orientuotas bus į plaukų folikulų stiprinimą
auginimą naujo folikulo ir tada plauką. Tada jau plauko augimą galim stimuliuoti kitų kokteilių F-Hair. Čia apie kursus tuoj pasakysiu. F-Hair formulė, daugiau matom, kad yra augalinė ir vitaminų, mineralų yra. Iš augalinių tai azijinė centelė tokia stipri, regeneracijai, ląstelių formavimui, ginkmedis, mikrokraujotakai. Tai organinis silicis, tas pats kaip ir ankstesnėme, silicis visada visur labai yra gerai. Esu girdėjusi, kad galvos mezoterapija yra daro kaip su monokomponentu, tik organiniu siliciu. Aš manau, kad gal ir nieko, bet iš tikrųjų reikėtų platesnio komplekso. Ir čia šitoje vietoje jau tada geriau būtų pasimaišyti silicį su kokiu ginkmedžiu. Aš jau į prezentaciją net ir nedėjau kitų kokteilių ar iš monokomponentų, kas galėtų būti galvos odai, nes tas, kas geriausia, tai yra sudėta į mišinį ir užpildo visus poreikius, kas būtų preandrogeninės arba sezoninis, po ligos, kitos priežastys, sakykime, ne su senėjimu, ne su hormonai susijus, tai visada puikiai veikia F-Hairas. Tai va, tai yra dar ir mikroelementai, geležis, magnis, varis, jų būna dažnai problemas linkimo trūkumas, tai mes vietiškai gaunam ir šitų medžiagų. Tai va, tai galvos odai, kaip sakiau, irgi gerai, ir drėkina, ir regeneraciją duoda, jeigu jautrumas galvos yra, tai ir pantenolio, hialurono rūgšties. Va, tai visi atvejai, kada yra plaukų padidėjęs slinkimas, arba norim užbėgti įvykiam už akių ir padaryti anksčiau laiko, kol, sakykime, įtariam, kad greičiausiai plaukas jisai pradės linkti kažkuriam jau etape kelių mėnesių bėgyje, tai mes galim pasistiprinti plaukus ir pasidaryti procedūras, jeigu po ligos kažkokios, po gimdymo. Tai va, tai kursas tiek vienu, tiek kitų kokteilių yra rekomenduojama 10 procedūrų kursas, po vieną procedūrą į savaitę. Ar dažniau daryti? Būna. Jeigu jums reikia iš tiesų padaryti tą kursą greičiau, tai tik tai dėl tokios priežasties galima paspausti, kad, tarkim, jums reikėtų padaryti kokias 5-6 procedūras, klientė ar kažkur išvyktų, ar kaip šiaip geriau skubėti labai nereikia. Optimalu yra kas savaitę iki, sakykime, 10 dienų, didelių intervalų tai tikrai nedaryti. Kada yra problema, vis dėlto nuosekliai daryti dažnesnius vizitus. O po to palaikomosios galima pereiti prie retesnių procedūrų. Palaikomosios yra rekomenduojamos viena procedūra į mėnesį. Ir galima daryti ir nuolat. Vyrams tai ir būtų rekomenduojama daryti nuolat, ateiti kartą į mėnesį, tai čia būtent HRMN ir yra protokolas, viena procedūra, po to 4 savaitės. Kokią techniką atlikti? Tai rekomenduojama napažas, nes mūsų tikslas galima bandyti papulės, paviršinė derma. Turime paveikti fibroblastus, kurie formuoja būtent ir plauko folikulą, keratinocitus, formuojasi plauko augimas ir endotelinės ląsteles, tai yra kraujagyslių irgi ląstelės. Tai mes visą sistemą, kaip žiūrėjom nuotraukoje, plaukas ir oda. Tai čia būtent poveikis ir yra visoms toms būtinoms ląstelėms, fibroblastams, endoteliniam, kraujagyslių ląstelėm ir keratinocitam. Ir labai svarbus yra dalykas kiekis medžiagos. Keitėsi per tiek metų nuo Fusion pradžios, kada atsirado šita linija ir mezoterapiniai jų produktai. Tai galvos mezoterapijai pradžioj buvo rekomenduojami 2 ml. 2–2,5. Tradiciškai dažniausiai kabinete taip ir yra, kad naudojamas vienas švirkštas, tai apie 2–2,5 ml. 3. Kai kurie kokteiliai, kurie ten dozuojami yra iš karto, kitų gamintojų būna 3, tai sunaudoja tą visą kiekį. Tai va, tai
Jeigu yra rimta problema, pradedam procedūrų kursą, tai reikėtų nepagailėti ir padaryti didesnį kiekį. Jums geriau prisimaitina, daugiau gauna medžiagų, didesnė koncentracija. Jeigu padaryti per mažą kiekį, nebus tiek tokio intensyvaus poveikio. Poveikis susijęs ypač pirmų procedūrų, kada mums reikia suaktyvinti plauko folikulo formavimąsi, visus tuos procesus. Tai negali nei nuskiesti kokteilio, čia nereikėtų ir taupyti. Tai yra vis dėlto ir kiekis medžiagos svarbus, ne 1 mililitras, yra tokių praktikoje dalykų. Būtent kaip pats klientas, palyginęs skirtingose klinikose ir pas kosmetologę paklausė, tai kiek, ar pas ją ir kainoraštyje buvo nurodyti mililitrai, o gal ir paklausė už tą kainą, kiekgi to produkto gauna. Tai va, ir palygino su klinika, kad tenai būtent Filorgos 3 mililitrai buteliukas yra, ten nepamenu už kokią kainą, tarkim, sakykime, 80, 3 mililitrai. Pas kosmetologę 1 mililitras 40. Vyras nebūtų vyras, pakalkuliavo, 1 mililitras. Tai mums, kai užklausė, aš sakau, iš kur ištraukėt, kad procedūrai, niekada gyvenime nesu pasakius, kad procedūrai 1 mililitrą naudoti galvai. Kas dar anksčiau buvo, tai 2,5 mililitro. Bet jau senokai padidinta į 4, o dabar uždėjo ir 5 mililitrus jau N metų, nežinau, 4-5 metus yra protokolas toks. Kaip? Hairmenas yra 5, Hairas 10 mililitrų, kiekis skiriasi. Tai kiek reikia paėmė, bet jau tikrai ne mažiau 2,5 ir čia jau yra sekančios procedūros gali būti. Jūs, nežinau, ar ten visą kursą parduosit, ar kaip, aš čia tų kainų ir nenoriu įvardinti dabar, bet iš tikrųjų reikia nepagailėti pirmosiose procedūrose, kai yra startas, kad gautų didesnį stimulą, aktyviau pradėtų formuotis plauko folikulas. Paskui jau iš tų, jeigu darom 10, ar ten, nežinau, 7-6 procedūrų kursą, 3 padarom su didesniu kiekiu, pereinam kitas gali priklausyti su mažesniu kiekiu ir galit nuo to priklausyti ir suma už procedūrą, tarkim, kad po to jau tą ir sakyti žmogui, kad dabar mes naudosim mažesnį kiekį. Aš sakyčiau, geriausia yra atviromis kortomis, taip kaip yra, kiek produkto naudojat ir kodėl jo tiek naudojat. Pirmosiuose procedūrose yra daugiau, po to mes galim ir pamažinti. Ir retinti po to procedūras iki palaikomosios į 1 mėnesį. Tai va, tai žmonės, noriu pasakyti, skaičiuoja, lygina kainas. Kiek mililitrų įvedama, už kokią kainą ir panašiai. Tai aš sakyčiau, 1 mililitrų, tai nežinau, tai tikriausiai dėl to, kad gal lokaliai labiau daryta buvo vyram. Tiesiog kur problema, šiaip iš principo reikėtų vis tiek daryti ir plaukuotą zoną, ne tik tai plikimo zoną. Vyrams būtų daroma visa irgi galva, ne tik tai kur plika yra. Tam, kad vis tiek viskas čia, visi procesai, mikrocirkuliacija vyktų. Jeigu dar kalbėti su klientais apskritai apie galvos mezoterapiją, yra technikos, kad palei stuburą yra daroma visa šita, kad yra pritekėjimas, kraujotakos, yra su melirutinu, tokiais aktyvinančiais cirkuliaciją mezoterapiniais, yra dar visa stuburo linija praeinama. Čia gali būti galvos plaukuotos zonos pakraštys daromas. Tai jau čia toks holistinis požiūris, ne tik tai, kad tik tai galvai, o jeigu tik į pliką zoną, tai iš vis manyčiau, tai yra klaida. Čia gal buvo ir mintis, kad tas 1 mililitras tik tai plinkančiai zonai. Šiaip iš tikrųjų reikėtų daryti, sakau, visą galvą, nes tas plikimas be to ir plečiasi. Kažkiek vyram dažniausiai lieka, bet jeigu dabar plika kažkiek, tai visur kitur taip pat nyksta tas plaukuotumas, mažėja. Tai va, tai yra svarbus ir kiekis procedūrose, nepamažinti procedūrų, sakyti klientam, kad rekomenduojama daug, bet mes po to jas galim ir retinti, gal ir sakau, mažinti medžiagų kiekį, kad padarote pradžioje intensyvesnės, o po to pereinate prie mililitrų mažiau, o palaikomosios 1 mėnesį.
Su F-Hairu protokolas irgi toks pat, 10 procedūrų, viena procedūra į savaitę ir palaikymas po to viena į mėnesį. Technikos irgi mums reikalinga paviršinė derma, pasiekti plauko folikulus. Tai va, tai yra ir F-Hairu protokolas, vienai procedūrai irgi 5 ml rekomenduojami. Procedūros protokolas labai paprastas. Čia klaidą padariau, dezinfekcija. Galvos mezoterapijos protokolui žingsniai būtų labai tik tai vos keli, labai paprastai viskas. Tai nusivalom dezinfekcinę priemonę antiseptinę, kutaseptas. Nepurkšti ant galvos, kad nebūtų šlapia, tai nusivalom. Atrodytų gal ten, kai moterim daryti plaukų daugiau, tai taip atrodo, kad kiekvieną tą skyrimą su juo ir dirbam, visus žingsnius vienam tam praskirime. Dabar vat, prasiskirti plaukai ant vatos diskelio kutasepto, pravalau ir atlieku dūrius. Ar tai mezopenu, ar su švirkštu. Sekantis skyrimas, pravalau, dezinfekuoju ir įvedam kokteilį. Vyrui, jeigu būtų kažkokia tai ta zona konkrečiau ir darytumėt mezopeno, plaukai, jeigu trumpesni, jų mažai yra, galite ir viską gal pravalyti, bet nepasidaryti labai šlapiai su antiseptinė priemonė, kad neskiestų ir paties kokteilio. Nu, ir šiaip kokteiliui nelabai gerai iš tiesų, tai tiesiog reikėtų prasivalyti. Kokteilio įvedimas arba švirkštuku, arba mezopenu. Dėl elektroporacijos tokių dalykų tai galite daryti, bet vis dėlto yra geriau, kaip aptariam, kad būtent patektų į gilesnį sluoksnį, nes problema yra, ne problema, procesai vyksta būtent arčiau plauko folikulo dermoje. Va. Ir rekomenduotina SmartMix įmasažuoti, taip yra pagal gamintojo protokolą. SmartMixas kaip ir prie veido procedūrų, lūpų mezoterapijai, bet kur užbaigime susimaišo sterilus produktas. Emulsija kaip kremas. Galvos mezoterapijai labai tiktų irgi tas pats ir silicis. Iš monokomponentų gali būti ir ginkmedis. Anksčiau buvo B5, dabar išimtas, neturime, bet vat, iš tokių paprastų medžiagų. O nauda paties SmartMixo yra tokia, kad uždaro dūrių vietas. Tai, sakykime, dėl tokio saugumo, kad mikroorganizmai kokie, nešvarumai nepatektų ir panašiai. Tai yra, kada yra pažeidimas, tai yra uždarantis toks odą produktas, žingsnis. Ne visada, tiesą sakant, mes jį darom, nes SmartMixas suriebaluoja plaukus. Tai ypač aktualu ir moterims. Tikrai nelabai estetiškai ir gražiai atrodytų, jeigu įmasažuotume į plaukus, į galvos odą, tai viskas susiriebalavę, o be to nerekomenduojama plauti. Būtų gerai netgi ir parą. Tai iki 24 valandų galvos po procedūros mezoterapijos geriau yra neplauti. Bet už tai geriau yra prieš tai ateiti su švaria galva, kad tada ir ilgesnis laikotarpis, kada gali būti po procedūros, kad nesuriebalintų SmartMixas, galima šito žingsnio ir nepadaryti. Labiausiai SmartMixas būtų naudingas tada, kai jūs darant procedūrą pamatot iškrapštytų tokių žaizdelių, sausėjimas, sudirgimas galvos odos, kad ir su seborėjiniu dermatitu, kažkas iš tokių. Tai gali būti SmartMixas labai geras variantas, nes jis yra emolientas, duoda komforto, nes mes vis tiek dar padarom tą procedūrą, pažeidimų, tai tokia dirginanti, sakykime, galvos dar odą procedūrą, tai SmartMixas tada yra gerai, kai yra ir galvos odos problemų. O šiaip, jeigu tik tai apie plaukų slinkimą ir galvos oda neturi problemų, nesiskundžia klientas, kažkokių nematom pleiskanojimų, sudirgimo, galim padaryti tik tai kokteiliu, tada bus plaukai estetiškai gražesni ir nesuriebalinti. Va, tai
taip ir atrodo iš tiesų, ar tai būtų švirkštu, ar mezopeno, panašiai taip viskas ir yra, dezinfekuojam, subadom, įvedam. Smart mixas, aišku, pabaigoj. Jau būtų praeinam visą galvą ir tada švelniai šiek tiek paskirstom pamasažuoti. Būna klausimų, ar labai aktyviai masažuoti galvos odą. Prie mezoterapijos nereikia labai aktyviai. Su serumais taip yra specialus ir masažuoklis. Yra tokie guminiai silikoniniai, nežinau, spigliukai. Labai ir malonus dalykas, aš tai nekišiu galvą, jūs irgi nekiškite, tiesiog ant rankos pažiūrėti. Tai mes juos turim pardavimui, kai atsirado namų priežiūros serumai galvos odai nuo slinkimo plaukams. Tai prie jų ir gali įsigyti klientai ir masažuoklį. Nes pats masažavimas be abejo yra labai naudingas. Kiekvieną dieną tokia kaip procedūra suaktyvinti galvos odą, kad vis dėlto ta mikrokraujotaka atneštų medžiagų, maitintųsi plauko folikulas. Tai kiek teko, kai ir pamatyti čia ir parodoje, kosmetologės vaikšto su draugiam kirpėjom, tai kirpėjos išpirko šituos, sako, kaip čia yra gerai iš tikrųjų galvai. Tai va, tiek ir prie paties plovimo, nes mesgi kai plaunam, jūs gal tvarkingai plaunat, o man kai pamatė mano kirpėja, kaip aš pati galvą plaunu, tai sakė siaubas. Nes reikia iš tikrųjų nesukelti plaukų ir juos malti, o rimtai. Nes tada trinasi plaukas, jo, gali pasižeisti, o gal reikia plauti odą. Tai va, šitie kirpėjų ir būtent tokiom įžvalgom sako, čia labai gerai galvos odai su plovimu ir tu pramasažuoji būtent galvos odą. Galvos odos ir ląstelės geriau atsisluoksniuoja, kvėpavimas, nes šiaip galvos odos problemos dar ir susijęs su tuo kaip ir odos. Dar ir priklauso, kaip mes tą higieną palaikom galvos, kaip dažnai plaunam, ar nusisluoksniuoja tie keratinocitai, nes blokuojasi. Prie plauko pylingai rekomenduojami, nes blokuojasi suragėjusios negyvos ląstelės su sebumu, prie plauko folikulo funkcija irgi sutrinka, deguonies mažiau gauna. Bakterijom yra rizika daugiau, kad jos dauginsis, tai fiziškai pamasažuoti pylingus galvos odos su druska, ten įvairių kitų priemonių yra iš tikrųjų, tik norėk užsiimti. Tai šitas dalykas turi prasmę ir būtent su namų priežiūros šitais serumais, tai galima įvairiai. Aš sakyčiau, galbūt pirmą į odą, tada praeiti, nes čia dūrių tai nebus. Galima masažuoklį ir dar ir daugiau kartų naudoti įvairiai ir ne tik tai su serumu. Šitą norit, galiu parodyti. O procedūroje tai masažuoti kaip ir nereikia, nes pas mus buvo dūris. Mes turim pažeidimą. Tai kaip ir nieko daug ir nedarom, užbaigimas nebent tik tai su smart mixu. Tai va, tai yra būtent namų rodau dar serumus. Tai tokie pavadinimai pagal kokteilius. Hair Mist ir Hair Man Mist. Sudėtys yra praktiškai tie patys ingredientai, aišku, serumai nėra sterili ampulė. Jie mezoterapijai netinka. Dėl koncentracijų, tiesą sakant, nelyginau. Jūs galėsit pažiūrėti, bet turėtų būti mažesni, aišku, procentai. Mažiau gal ir pavadinimų iš tikrųjų. Multivitaminai, magnis, cinkas. Čia tai turėtų būti mineralų kompleksas, tik čia neišvardinta kiek, 3 procentai. Tai šiaip namų priežiūros serumai atkartoja mezoterapinius kokteilius pagal pavadinimus. Jeigu F-Hairas, tai F-Hair Mistas atkartoja ir indikacijos pagal problemas, slinkimo priežastis, tarkim, kad tai sezoniškai, po ligos, jaunai moteriai. Tai gali būti būtent rekomenduotinas būtų Hair Mist. Čia sudėčių nebus, nes be dėžutės, bet jeigu jūs norit, galiu duoti su dėžutėm. Bet šiaip minimalistinė sudėtis, šitų dalykų mažai sudėta. Bet tai aišku su konservantais produktas, nuo atidarimo 6 mėnesiai ir tai nėra mezoterapinis kokteilis, skirtas būtent naudoti namuose, naudoti kasdien.
naudoja kasdien, būtų taip geriausia, po išplovimo įmasažuoti į galvos odą. F-Hair šitas, kuris yra moterim labiau, rekomenduojamas ir per visą plauko ilgį, nes jis turi drėkinimą ir gali prasiskverti į plauką, kiek susiję su tuo. Aišku, didžiausia nauda, kaip ir išsiaiškinom, kad tas, kas čia, tai jau yra kaip ir negyva, tai mums tik tai, kad minkštinti, gražiai atrodytų, blizgėtų. Mums viso to produkto, tų gerųjų medžiagų, mikroelementų, ko reikia, tai reikia į galvos odą, kad gautų plauko folikulas ir pats plaukas augtų sparčiau. Bet gamintojas rekomenduoja, kad galima ir per visą ilgį F-Hairą, gal čia dėl hialurono, iš tokių medžiagų, o šiaip nurodo, kad ir prieš pleiskanojimą yra labai gerai ir galvos odai. Šitas F-Hairas, paprastesnis, sakykime, netoks intensyvus, kad androgeniniai alopecijai būtų skirtas, tai jis ir galvos odos problemoms. Toliau yra Hairman. Hairmanas platesnės sudėties, augimo faktoriais, intensyvesnis. Čia apie taip pat kaip apie kokteilį kalbant. Kada matom, kad keičiasi plaukotumas, rečiau plaukų yra, silpnėja plaukas, įtariam, kad vis dėlto vis išauga silpnesnis plaukas, nyksta plauko folikulai, vis jie mažesni išauga, tai čia ir turi kaip ir fitohormono, dobilų ekstrakto, tai susiję vis dėlto su hormonais, androgeninė alopecija ir gali būti vyresnėm moterim taipogi. Gali ir būti ir ne vyresnėm, bet iš tiesų tai čia yra vis dėlto irgi, jeigu, nežinau, ar aktualu, galit pradaryti, papurkšti, pažiūrėti iš tos pusės. Tai ir viskas. Šitas dalykas kaip ir pražiūrėjom. Ar mes turim modelį, ant kurio aš galiu padaryti procedūrą. Dabar pertraukos trupučiuką padarysim, nedaug. Ir po to, kas liks, galėsim, jeigu aktualu, pasibandyti ir jūs pasidarysit galvos mezoterapijas. Aš norėčiau, bet labai tai jau skausmingai. Aš nedarau skausmingai, bet už jūsų sėdė, kurie skundžiasi. Tai gerai, aš tada, taip, ir lovą dėl to padėjau, šiaip galvos mezoterapiją bent jau aš darydavau ir kolegė darau, jeigu kabinete, tai sėdinčiam žmogui. Bet yra įmanoma ir gulomis, ir galite daryti gulomis, nes man tai irgi tas susiorientuoti ateina, čia kaip čia žmogų pasodinsi. Tai galite kaip ir įpratę guldyti į lovą, tai aš tai paguldysiu, nes tada pakreipia galvą, gulint. Tai jau daugiau iš staliuko gal pusės, bet tai paprastai pasisodini kažkur prie tokio, nes sumetinėti tos plaukus, kad viską apeidinėti, kai ilgi tie plaukai, o guli, tada juos, žodžiu, priklauso nuo plaukotumo. Vyram tai tikrai gali paguldytų, gulomis daryti, o ateitų gražiais tokiais ilgais plaukais ir tada jau gulint, juos nepatogu praskirinėti. Tada tu tiesiog sėdi, numeti ir eini visą galvą. Nes reikia čia... Tai galvos mezoterapijai geriausia būtų rinktis 12 adatų kartridžą. Aš jau čia apie kasetės mezopeną nebedėjau informacijos, nes kituose seminaruose kalbėję esam prie veido procedūrų, nes šiaip kasečių gali būti įvairių. Bet jeigu daryti galvos, tai vis dėlto kietesnė ta oda, dūrio mums reikia aštresnio. Tai geriausia pasirinkti tą vidutinę, populiariausias kasetės, 12 adatų, 36 jau būtų per tankus išdėstymas, tokios per švelnios, nebent ten vyram gal darytumėt, jeigu labai jautriai, priekinė ta dalis būna skausmingesnė, galima ir 36, bet šiaip aš paimsiu 12 adatėlių kartridžą prie mezopeno. Dar nedabaigiau tada sakyti apie mikroadatinę su buteliuku.
Tai čia yra kitas būdas, kur sakiau visai gerai ir klientėm parduoti, jeigu norėtų ar antakiam tuo pačiu lygiai grečiai darytis namuose. Tai va, tik tai tada tokiu atveju čia užmanimas yra toks, kad nusiima buteliuko viršus atsisuka, įsipila kokteilis, užsukam, o nudengę mes turim adatėlės. Va, ir prispaudžiant į odą vaikšto tokia galvutė, kuri atidaro buteliuką ir prispaudimo momentu deda pačią medžiagą. Žiauriai patogu klientui, jeigu pačiam namuose, nes nereikia su švirkštu. Tu tiesiog ir eini, ar ten per antakius, kur ten daryti, arba veidui. Čia nes nėra vien tik tai galvai, jo yra panaudojimas ir veido srityse. Tai nėra naujiena, iš tikrųjų ir pas kitus esu mačiusi ir brangiau, netgi kiek kartų. Čia mano viena klientė juokėsi kažkada, kad sako kaip naujiena, o aš jau seniai ir naudoju ir panašiai. Tai va, tai paprastas dalykas, bet visai gerai. Čia gylius jisai padaro apie 0,5 mm. Įspausti labai stipriai nereikia, bet jau reikia pridėti, ne visiškai taip paviršium, kad ir medžiaga ištekėtų, ir dūrį padarytų. Sakiau čia per pertrauką, kad jeigu naudoti daugkartinai, tai žinoma tik tai tam pačiam žmogui, su šeimos nariais nesidalina, na čia ir panašiai. Tai va, tai nes jis jau yra po dūrio, žinoma, gavęs limfos kraujo ir nenudezinfekuosit. Tai kitas dar momentas, kad nežinau, ar verta pilti tada kokteilį, jeigu naudosit kelis kartus, nes irgi išplauti, dezinfekuoti visko, va čia va būtent per tuos kanaliukus, tą kur eis, nu nežinau. Įsivertinti. Šiaip aišku, tik tai nepalikti jau su kokteiliu. Tada jau reikia po kiekvieno naudojimo išplauti. Kutaseptų prapurkšti. Nu, panašiai būdavo su adatiniais voleliais, kai dar mezopenai tik tai atsiradinėjo, kad dermarolerius naudojo irgi daugkartinai procedūrų kursui, 5-6 procedūrom, tai tas galvutės nuplaudavo, purkšdavo kutaseptų. Dabar jau kaip ir išėjo, jau praktiškai dermaroleriai, gal nebent tik tai kūnai. Tai čia toks irgi principas pagal gamintoją, tai yra vienkartinis. Jis ir yra, aš čia išpakavusi, bet šiaip yra užpakuotas tokiam. Ir žymėjimas 2 perbrauktas reiškia antrą kartą, tai yra vienkartinis dalykas turėtų būti. Va, bet žmogui tada, kai parduodat, spręsti. Nu, tik tai tiek, kad jau palikti su kokteiliu, kokteilis be konservantų negali stovėti. Tai išplauti po kiekvieno naudojimo. Atsukus pačią galvutę, išdžiovinti, tada tik uždaryti, kad vis dėlto kažkaip tai būtų saugu naudoti, jeigu naudos kelis kartus. Tai tokį būdą naudosim ir panaudosiu švirkštą. Visais būdais, Natalijai, bet skirtingose zonose, tai žiūrėsiu, kaip čia gausius. Pradžioje nežinau, nuo ko aš čia pradėsiu. Galbūt nuo mezopeno. Nuo mezopeno matysit, ar yra dūrių žymės ir kažkiek kaip toj galvos odoje, ar kraujuoja, ar kaip. Nes su napažu, kai švirkštukų darom su mezoterapinė adata, kiekvienam dūryje kaip ir kraujo lašelis turės atsirasti. Tai imu FH ir kokteilį, pagrindinis, kuris iš tikrųjų yra. Dažniausiai, kadangi darom moterim ir su tokiom problemom kaip po gimdymo, sezoniškai, po ligų, jaunesniem, tai čia labiausiai tinkamas FH-iras. Imu 2,5. Čia, aišku, kol viską parodysiu, tai ir sunaudosim tikrai didesnį kiekį produkto. Taip, tai su mezopeno analogiškai taip ir dirbam, kad vienoje rankoje švirkštas, kaip ir su veidu, vienoje rankoje švirkštas, be adatėlės, kitoje rankoje bus aparatas.
Gylį aš pažiūrėsiu. Adatų kasetė 12, kaip minėjau. Patikrinsiu, ar veikia. Greičiai reguliuojasi paprastai mezopenam, tai čia irgi galvos odoje tikslas padaryti daug dūrių iš tikrųjų. Judesiai bus daugiau pridėjimo, nes braukti, kabinasi plaukai, negalėsim kažkokių judesių. Vyram tai galima ir zona su kamaisiais, jeigu trumpi plaukai ir nepagauna to plauko, o moteriam daugiau pridėjimo būdu. Ką klausit? Greičiausias. Šiuo atveju čia gal 4, koks yra greitis, kad daugiau dūrių būtų. Galite ir lėtesnių, kadangi pridėjimas to. O aš ant greičiausio. Taip, tada nusivalysiu rankoje. Tai va, praeitam seminarė per biorevitalizaciją, ten kadangi ir daugiau kalbėjom ir apie adatėlės, apie injekcinius niuansus, tai tada ir pasakiau, kad galvos mezoterapijai labai būtent ir yra patogu dirbti su švirkštuku, dėl to, kad su mezopenu reikia dezinfekuoti, reikia turėti aparatą ir reikia turėti švirkštą, kur būtų kokteilis. Tai va. Dar nieko nepareguliavau, bet darysiu gylį apie kokius 0,5 ir tikrai 1 milimetro nelabai reikia, nes šiaip čia iš karto, kaip pasakyti, kaulas, kietas pagrindas, kaip ir mum veido srityje ant kaktos. Iš karto kraujavimo duoda 0,5 kaktoj, tai čia irgi tada ant skalpo galvos odai užtenka gylio 0,5, 0,6. Taip, tai galiu paleidžiu aparatą iš karto ant greičiausio. Šukuoti aš nelinkusi galvos odos. Nu, teks su lėkštutėm dirbti, iš tikrųjų, rankų tai maža. Lašiukus dedam medžiagos, kad nebėgtų. Ką jaučiat? Mane skauda. Ir čia tokio skubėjimo, nu, kokius 4 kartus praeinant. Gal truputį gylio, čia buvo 0,5, tai darau 0,7. Paraudo. Galima norint ir giliau, bet vat ir sakau, su ilgesniais plaukais yra geriau daryti sėdint, nes trukdo, ne? Nieko, viskas gerai, toj nebetrukdys. Atstumai tarp skyrimų maždaug 1,5, nu, iki 2 centimetrų. Labai tiksliai aš ten, kad tiesus tas praskyrimas, sakyčiau, kad ir nėra būtinybės. Jūs prisitaikysit judesiais. Galima segtukus panaudoti iš tikrųjų, tik būtinai po to dezinfekuoti. Visi tie, kas prie kliento buvo dalykai, turi būti tada dezinfekuojami. Oi, kokteilis. Aišku. Braukti, kaip sakiau, nu, galima iš esmės ir braukiant. Kaip geriau? Nu, mažiau skauda, kai napažu. Ai, bandė jūs napažu. Tai palaukit, dar aš nedariau. Ne, dabar ką jūs darėte? Ai, pridedant? Pridedant, man. Pridedant fainiau? Ja. Nu, mažiau gal traumuojama oda dėl to? Nu, kai jo. Tiesiog pridedant. Bet sakyčiau, gal pridedant aš ir net stipriau pridedu. Jo. Nu, tas atrėmimas. Kaip įdomiai. Nu, vis tiek labiau gal pasispaudžia pridedant.
mažiau skauda. Nu gerai, jeigu taip mažiau, tai man ir taip irgi plaukuotoj galvos odoj yra smagiau dirbti pridedant. Nes vis dėlto gali adatėlės vis tiek tempti paskui save plauką. Va, ir taip visą galvą praeitume. Iš tikrųjų, po to visada praakcentuojam ir priekinės dalis, kur ir smilkiniai. Aš čia nebeinu toliau, nes padarysim dar kitais dalykais. Buteliuku. Nu, ir čia, kai kur kaulas, tai čia skaudžiausiai. Ten, kai eina toliau, jau mažiau skauda. Nu, po to aš gal vis dėlto pasodinsiu, kad galą gražiai švirkštuku prieiti. Nu, kokie 4 kartai. Šiaip paraudimo, vat, kur dariau, yra. Nu ir neskubant. Šiaip galvos mezoterapija užtrunka maždaug pusvalandis žmogui. Tiek ir užtektų. Dabar tada galiu easy mezo parodyti. Aš atiduosiu, išsiplausit. Easy mezo buteliuką įpilu, nu, mililitrą. Kad tiesiog tuos būdus įsivertinti. Galvai 0,5 ilgio adatėlės galvos odai, visiškai pakankamai to gylio. Iš tikrųjų. Taip, gal pasukim. Taip. Ir štampuojam. Mažiau dūrių daro buteliukas, nes aparatas labai per sekundę kelis dūrius padaro. O jausmas? normaliai, nėra, kad labai skaudėtų, visai galima sakyti. Nu va, ir drėgna yra kokteilio, susidėjo čia. Nieko aš labai nebraukau ir nemasažuoju, tegul pats savaime rezorbuojasi. Kitas skyrimas. Aš atsilieku ekrane, ne? Buteliuko jau paprasčiau. Vienas daiktas, švirkšto nebėra. Bet kabinete tai nebent klientę pamokyti ir po to darytų, jeigu jūs tikrai apsikrovę, pavyzdžiui, kas darbais veidu ir neturi galimybės priimti galvos mezoterapiją, galima pamokyti klientą parduoti. Ko gero. Dermaroleris jis platesnė ir ta galvutė, tai galvai nežinau, irgi žinokit, jaučiu patogiau klientui, dermaroleriu jam sunkiau bus pasidaryti, bet aišku, irgi variantas ir dermaroleris. To aš čia išnaudosiu, nebedaug ir liko. Buteliuku šiek tiek medžiagos daugiau, nes aš jeigu noriu padaryti daugiau dūrių, tai tiek kartų, kiek einu, taip ir deda kokteilį. Mezopeno aš pati padėjau kiek lašiukų, tai jau su buteliuku susinaudoja daugiau kokteilio. Buvau mililitrą įpilus. Ir viskas čia. Biškį pakreipiu. Nu va. To buteliuko kaina apitiksliai kokia? Filmuoju, nieko nesakau. Kainoraštį. Ne, nu jeigu kažkas matytų. Klientui 20 atrodo. O kiek čia to adatėlio? Atrodo, kad... Čia suskaičiuot galima. Nu, atrodo, kad viena. Taip, Taip, išsitrauksiu dar kokteilio.
Skylutė yra viena. Skylutė yra per centrą buteliuko, o adatėlių tai ten 14 gal bus. Mato, ten ratas. Taip, tai tada išsitraukiu dar kokteilio. Ir adatą. Čia aš geltonos imsiu mėlyną, nes kokteilis pats yra plaukų gana. Nuvalau, kad nenusmuktų adatą. Praeitam seminarė sakiau, kad su mezoterapija geriau Liu-Erloko tipo švirkštai, kad nenukrystų, nenuspaustų adatėlės, ypač jeigu nepataikot pagal klampumą produkto ir bus spaudimas didesnis. Tai aš imu 4, čia bus ilgio, 31 Ž reiškia 0,26. Adatas reikia pasirinkti pagal tai, kad per daug nevarvėtų. Gali gal net ir dar biškį būti plonesnė. Tai, taip kaip sakant, dedasi, bet nevarva labai stipriai. Kad veltui medžiaga pilstytųsi be dūrio. Ai, gerai. Tai gulom gulėkit jau tada. Gulom padarysiu. Taip. Taip, ir napažas. Kaip jaučiasi? Normaliai. Galima ir dvigubą va tokią, kai būna didesnis praskyrimas. Čia kaip ir tokių labai su adata, žodžiu, patogu tarp plaukų patekti. Čia nedaug irgi gylio gausis, šiaip kraujas turi pasirodyti. Po 0, jeigu ten 0,5, tai ir čia reikia kokius 0,5, bet tai napažas jis ir yra paviršinis derminis. Praeina epidermį ir giliai nereikia. Va, kraujas iš karto pasirodė biški. Biški pirštu. Ir paliekam. Kitas ant veido. Jūs, kas pabandysit, tai galėsit pabandyti sėdom, bus pamatysit ir. Pirštu pravarau tą takelį, kad atsigultų tą medžiagą į galvos odą. Aš užstoju su galva. Adata biški galėtų būti plonesnė rožinė. Čia 0,5 hialurono. Tai, va, ir ten jau sudėtingiau prieiti. Beje, variantas. Tik neužmykit ant šokiuko. Po to galėsit normaliai. Pusė galvos ir padaryta. Va, čia jau pats viduriukas. Tai tada į kitą pusę dabaigsiu, nes ten truputį irgi daryta su mezopenu, buteliuku. Kur platesnis prasiskyrimas, tai matot, aš ir dvigubai padarau. Čia kaip kam patogu pasidaryti. Kaip ranka dirbasi ir
dozuojasi labai nedaug, aš jeigu turėjau 2 ml pusę galvos, skaitykit ir praėjau čia. Tai va, galite atsigulti jo normaliai. Atsisėsti, aišku. Pačiai, vat, jeigu lovoje klientas gulte paguldytas, tai pačiai svarbu dar patogiai. Tada galima ir prieiti ir žemiau ten rankai kitaip. Man skaudžiausiai tai mezopeno. Kai va taip sukamais. Gal man jau, aš prisimenu, kai veidą darė ir asocijuojasi tas garsas, nežinau. Sako, blogos patirtys mezopeno ant veido buvo, jau vaidenasi. Vos tik zvimbė, man jau skauda. Jo, rimtai, panašiai kaip yra. Vien nuo garso. Na, ada tai yra, kur visai nesijaučia, kad neskauda, yra tokios jautresnės vietos. Bet šiaip tai nėra, kad labai ten skaudėtų, kaip man mezoterapijos metu, aš ten jau galvoju, numirsiu. O galvos oda tai iš tikrųjų sudirgusi, visa čia. O šita va pusė jo, išsausėjusi kažkokia, šerpetoja. Nieko sau, net nežinau. Pleiskanytės sausos. Na va, turiu kokteilio, to, kur XVC, turiu šitą. Nu, va čia iš viso. Neniešti tikrai. Jo, dar geriau. Čia dar trupučiuką. Plauko čia. Čia plaukai. Nu, šita kairė pusė, tai jo, galvos oda visa su luobele. Kaip įdomu. Tikrai taip. Daug aš taip gali būti. Bet man neniešti nieko. Nu, čia truputį man dar vienam takučiui gal trūktų. Aš jau dar gal paskutinius lašus. Tai va, kaip ir pilnai iš tikrųjų apeičiau, aš čia beveik ir viską pakartojau su 2,5 mililitro. Jo. Bet jeigu norim didesnį kiekį, tai tada kartojam. Pavyzdžiui, jeigu tai padarėm linijas, tai galim plaukus perversti horizontaliai. Ir dėl to labai patogu susėdinčių dirbti. Kad tu pradžioj pereini galvą į vieną pusę, o po to palenkia ir tada į priekį metant į kitą pusę. Va. Jo.